Sveiki, jūsų ekranuose laida Verslūs tėvai, kaip ir kiekvieną kartą, taip ir šį be išimties, kiekvienas čia ras savo įkvėpimo, nes šalia manęs nuostabi šeima, du verslūs, entuziastingi žmonės, Raimonda Aušrė ir Vilmantas Aušra. Sveiki. Labą. Sveiki. Tai labai nekantrauju jūs pažinti, taip esate gražiai pasipuošę ir norisi pasiteirauti, kaip pradėjote tai, ką pradėjote ir ką šiandieną sėkmingai tęsėte ir darote toliau, tai leiskite jūs pažinti, koks tas jūsų verslas, jeigu taip galima pavadinti. Verslų tai galima pavadinti, o kaip prasidėjo, tai prasidėjo labai paprastai nuo santuokos. Nieko kito. Viskas, kai pradėjome kartu gyventi, kartu pradėjome kurti. Tai žmona labai aiškiai pasakė, kad man neleidžia būti oro balioniu ir kilti viršų, nes aš per daug turiu svajonių. Tai jinai tą truputį patraukė žemyn, nuleidžia prie žemės ir mes kartu tą visą kombinaciją ir bandom sudėlioti, kad aš svajoju, per daug aišku, o nuostabi žmona jinai viską taip žemiškai sudėlioja taip, kaip reikia. Dėl to tas verslas ir gavosi organiškai gerai, pasipykstant, pasinervuojant, padiskutuojant ir tokiu būdu gavosi tas, kas gavosi dabar. Raimonda, tai kreipiuosi jūs į tą racionalų į protą, kaip jūs jaučiate šeimoje, kai galbūt tos svajonės gražios ir drąsios, bet ties kartais reikia įžeminti ir pasižiūrėti blaiviom akim. Tai mano tokia funkcija, aš iš tiesų subalansuoju tas svajonės ir kartu surandame tą aukso viduriuką ir bandom žingsnis po žingsnį gyvendinti. Tai ta kelionės pradžia buvo visiškai, aišku, vyras sako nuo santuokos, bet iš tiesų tai prasidėjo šiek tiek dar vėliau, vaikam paaugus, pradėjome ieškoti, kaip įprasminti savo veiklą ir ieškojame būtent tos veiklos, kuri būtų ir prasminga, dėrėtų su mūsų gyvenimo būdu ir paliktų kažkokią tai vertę kitoms kartoms. Atskleiskit, kokia ta veikla, nes norėjot įprasminti, norėjot, kad būtų naudinga ne tik jums, papasakokit, kas tai per veikla. Tai turime šalia Vilniaus švenčių, sveikatingumo ir stovyklų centrą, tai tą veiklą kartu sėkmingai ir vystome. Bet esmė buvo nuo pradžių, kad mano beprotystė ir turėjo būti įprasminta. Ne? Tai yra basakojystė, buvimas šaltyje, tai tame name, kuriame mes gyvename prieš, sakykime, tai aš ten galėjau ant sniego praplaukti tik 10 metrų. Tai po to norėsiu truputį 1,5 hektaro, kad ten galima būtų daugiau ant sniego praplaukti, kad būtų prūdas, kad žmona galėtų įlysti į prūdą kiekvieną dieną žiemą. Tai va, tai čia reikėjo tiesiog išsilaisvinti savo sveikatingumo mintim. O Vilmantai, tada leiskit jūs asmeniškai labiau pažinti, nuo kada čiuopėt jau tą norą sveikatingumui, basakojystei, girdžiu ir apie ledinį vandenį ir papasakokit šiek tiek, nes dabar tai apskritai tai yra toks mados reikalas jau patapęs ir gal mažai kas kalba apie sveikatingumą, daugiau kas vaikosi tų madų, nes visi darau ir aš. Tai supažininkit su savo istorija ir galbūt savo nuomonę apie šiuos dalykus. Visa istorija galbūt būtų labai ilga šitai laidai, nes ta prasme ten reikėtų pasakot, kaip iki basakojystės daėjau, bet iš esmės prieš mūsų centro sukūrimą, jau mes sakau, buvusiam name, tai jau norėjosi, kai tik tai žiema ateina, sniegas iškrenta, su vaikais išbėgti apie namą, prabėgioti ir pajausti visą tą džiaugsmą, nes tai iš tikrųjų bėgimas ant basakojo kojomis, sakykime, sniego, tai yra labai labai daug džiaugsmo. Tai yra truputį susijęs su tavo mano trenerio veikla, kur treniruoju bėgimą ir vėl ten reikėtų didelę sferą imti, kad Lietuvoje nėra treniruojama iš esmės sveiko bėgimo ir čia yra mano veikla buvo sveiko bėgimo technikos mokinimas ir ten labai labai stipriai veikia basakoja vadinama ir tą reikėjo tiesiog kartu su vaikais įgyvendinti ir su vaikais ir su kitais. Ir dariau stovyklas, tuo metu mes nuomodavomės, bet su centru tai viskas įėjo į tą bendrą veiklą, kad yra vieta, kurioje galima ir grūdintis, ir sveikai bėgioti, ir tinkamai stovyklas organizuoti. To, ko trūko, o žmona viską tą įformino į gražią erdvę. Taip.
Ir iš tiesų, pirmiausia, kaip ir atliepėt savo pačių nemažus poreikius, ar ne, vat Vilmantas gražiai sako, turėjau nueiti iki beprotystės tam, kad įgyvendinti tai, ką darote iki šių dienų. Bet vis tiek labai įdomu, vat jūsų prisiminimai, ta pati pradžia, savęs radimas šioje veikloje ir taip, kaip jau viskas atrodo dabar. Ar galėtumėte išvelgti skirtumą ir vat palyginti taip, kaip dirbote tada, pradėjote dirbti tada ir kaip atrodo dabar? Tai viskas prasidėjo nuo tos beprotystės vyro, paskui žmona iš tikrųjų prasmino tą svajonę ir prasidėjo galbūt visiškai taip buitiškai nuo sklypo paieškos, tai ieškojame, kur galėtume vykdyti tą veiklą, bet žinojome iš karto, kad tas sklypas turėtų būti šalia Vilniaus, su puikiu susisiekimu su Vilniumi, kadangi vaikai buvo mokyklinio amžiaus, tai reikėjo iš tikrųjų irgi pagalvoti, kaip mes galėsime vaikus pristatyti į mokyklas ir jiems patogi turi būti logistika. Tai va, tai prasidėjo nuo sklypo paieškos, paskui... Sklypas buvo atrastas tada, kada mes su mašina užstrigome ir buvo užklimpame. Tai tada ten sustojome, supratome, kad tai yra mūsų vieta, nes Dievas jau davė tą mums ženklą, atvažiavo kaimynas, ištraukė, būsimasis kaimynas, kuris po metų, tik tais, po pusės metų, neatsimenu. Taip. Tai va. Susipažinom. Taip, tai irgi buvo toksai labai atsitiktinumas, bet labai džiaugiamės ir vieta, nes yra tikrai puikus susisiekimo su Vilniumi 20 minučių ir tikrai ieškojame ten, kur galėtume pilnavertiškai gyventi ir vykdyti savo veiklą. Nežinojome, kad turime tuo gyventi. Tai va, tai taip ir darome. Tai paskui, aišku, buvo labai ilgas kelias, tai būtent projekto rašymas. Vieną kartą, antrą kartą, trečią nepasisekė iš tikrųjų visi formalumai, nežinau, biurokratiniai. Galėjome tikrai labai daug kartų nuleisti rankas ir sakyti, kad viskas blogai, čia ne mums ir taip toliau, bet tiesiog ta svajonė buvo tikrai daug didesnė ir noras įgyvendinti ją, kad tikrai, leidom savo nesuklupti, o siekti jos ir dabar galime pasidžiaugti. Dabar iš tiesų kažkaip pagalvojus, atsisukus atgal galvoju, nežinau, ar aš galėčiau tai pakartoti, kokį kelią nuėjau. O pirmieji klientai, kas jie tokie buvo, ar tai buvo šeimos nariai, draugai, bendraminčiai, kaip jų ieškojote, kaip atrodė tas kliento rato plėtimas? Stovykla buvo. Taip. Organizavote stovyklą? Iš tikrųjų, tai buvo stovykla, tai ką aš organizavau ir mokinom vaikus, tai iš esmės mes tą perėmėm iš kitos veiklos, bet jeigu nepameluosiu, mes atidarimą darėm gruodžio 13, gruodžio 19 mes stovyklą kalėdinę jau vaikų darėme ir savaitį priėmėme vaikus ir ten, atsimenu, 15 kokie buvo vaikų. Ir tada iki kalėdų, iki naujų metų mes jau darėme tą sveikatinimą, jau treniruotės kiekvieną dieną buvo, tai ta prasme viskas buvo labai gerai. Taip, labai gerai. Nepaisant to, kad mes atsidarėm 19 metais, atsidarėme ir prasidėjo COVID-as. Padarėme pirmą stovyklą ir paskui prasidėjo ribojimai ir sėkmingai turėjome užsidaryti, nes buvo taikomi viešbučiams sveikatingumo centram ribojimai. Tai va, tai čia irgi toksai laikotarpis, apie kurį nesinoriu prisiminti, bet kuris praėjo ir ir kuris, manau, labai ir užaugino, nes jūs, Raimonda, taip organiškai jau ties mano sekančių klausimų keliaujate apie verslo iššūkius, kurių tikrai girdžiu, kad netrūko ir jūsų išreiškimas, kad atrasti dar tiek pat jėgų, kiek tada turėjote ir kartoti dar kartą viską iš naujo, kažin ar pajėgtumėt. Tai papasakokit šiek tiek plačiau. Covidas, galbūt visi projektų rašymai, kas dar buvo vienas iš iššūkių, nežinau, ar nesusidūrėt su visuomenės stigmom dėl sveikatingumo, nebuvo sunku save reprezentuoti, ką jūs čia veikėt ir apie ką jūs čia esat? Tai iš tiesų tie didžiausi, aišku, galbūt tie iššūkiai ir buvo projekto rašymo, nes labai daug biurokratinių dalykų tikrai ir, aišku, paskui COVID iššūkis, bet jie tikrai pakeitė mūsų veiklą, galbūt dar kartą sustiprino, kad tai, ką mes darome, yra labai teisingai, nes tai, tikrai tas susidomėjimas sveikatingumo labai išaugo. Ir tada iš tikrųjų, kaip pasakyti, mes tai užaugome natūraliai, bet pas visuomenę atsirado poreikis ir sveikatinimo, ir grūdinimas, ir sveiko gyvenimo būdo. Tai iš tikrųjų populiarumas tikrai užaugo. Iš kitos pusės pamatėme, kad galbūt aš pati irgi esu sveiko gyvenimo būdo šalininkė ir atstovė, bet galbūt atradau dar savo kitą veiklą. Tai padarėme tokią kaip ir veiklos diversifikaciją, tai būtent pradėjome tik nuo sveikatingumo, o dabar, kaip pristačiau, yra pas mus ir švenčių renginių centras. Tai tiesiog praplėtėme veiklą ir pas mus dabar yra iš tikrųjų labai platus veiklos diapazonas. Viena yra
vyro, jeigu taip galima pasakyti, veiklos kryptis tai yra sveikatinimas, tai mes taip organiškai pasidalinam, o mano yra švenčių renginių organizavimas. Tai aš organizuoju renginius nuo irgi stovyklų iki vaikų išleistuvių, vestuvių, krikštynų ir kitų renginių. Tai tas kažkaip prasiplėtė. Mes iš tiesų pamatėme, kad poreikis yra ir kitom veiklom. Mūsų yra graži vieta, graži aplinka, graži salė, tai tiesiog irgi, kai pamatydavo mūsų patį, nežinau kaip pasakyti, pastatą, taip, tai ne tik tai sveikatimo veiklai tinkamas, bet labai tas platus panaudojimas iš tiesų ir taip organiškai išaugo į kitas veiklas. Tai. Man labai norisi pasiteirauti apie jūsų pareigų pasidalinimą. Jau girdžiu, Raimonda pasakojat, kad yra tokios kaip ir dvi sritis, dvi nišos, bet vis tiek darbus reikia padaryti bendrus kažkokius, ar ne, kad ta veikla ir verslas gyvuotų. Kaip pasidalinat ir šlaviruojat, kad nekiltų iššūkių, bet darbai būtų padaryti? Kaip pasidalinat? Nežinau. Nesidalinam. Ką pasakai, tas ir yra? Taigi tu ką klasis šeimos, tai pasakai, kad reikia ir viską. Ne visai taip, iš tikrųjų aš sakau, kad yra tos veiklos sritys, už kurias labiau atsakingas, tai būtent už sportinę veiklą, stovyklų organizavimą, treniruočių organizavimą, tai iš tikrųjų kaip ir tavo veikla pagrindė ir tavo daržas, tai aš tenai tiesiog tikrai nesikišu, tik tai nebent jeigu kažkokiu tai reikia, nežinau, papildomų dalykų. Griežtai pasakyti, ne? Griežtai. Ar tikrai būna labai griežtai? Truputį. O jūs, Raimonda, tada jūsų sritis būtent yra organizavimas, bet vis tiek, tarkim, buhalterija ir viešinimas, marketingas. Ar turi šitas sritis ir ar viską jūs apimat, ar tarkim kažkaip nežinau, nes būna tikrai, kad vyras labai puikiai su skaičiais gaudosi, o žmona daugiau eina į viešumą, kalba apie paslaugas, tai kaip jūsų šeimoje? Mes kažkaip organiškai pasidalinam, aš galbūt labiau už renginių organizavimą, už tą viešbučio veiklos esu atsakinga, o vyras už sportinės veiklos organizavimą, galim taip pasakyti, tas sritis. Bet kas susiję ir su buhalterija, viešinimu, tai kažkaip organiškai, kažkaip tarpusai pasidalinam ir truputį aš jau kartais pakonsultuoju žmoną, taip jau gavosi, kad versle tai nėra vienintelis verslas, dar porą įmonių pas mane yra kaip direktorius, tai aš jau pakonsultuoju, kai jinai mane paprašo, kad kaip marketingą daryti, tai mes ten ginčiamės, aišku, truputį labai. Gerai, ginčiai veda į teisingus sprendimus dažniausiai. Tai čia yra kartais tokie dalykai, kad aš daryčiau taip kito įmonė, bet kadangi jinai čia pas mus vadovauja, tai jinai galutinį sprendimą priima, aš tik tais patarimų darau. O kaip tuomet pavyksta išlaikyti tarpusavyje ryšį, nes nesate vien tik verslo partneriai, esate šeima, vyras ir žmona vienas kitam ir dažnai mūsų žiūrovai susiduria su tokia galbūt klaidingu mąstymu, kad kuriant verslą kartu apie nieką daugiau kitą ir nepavyks kalbėti, tik apie pinigus, verslą, kaip uždirbti, kaip neprarasti ar ne. Tai nežinau, ar galit pajėgti tą klaidingą mąstymą sulaužyti, kad visgi tas ryšys gali tikrai ir nenukentėti, turint bendrą veiklą kartu. Esame sutarę tam tikras taisyklės, tai viena iš tų taisyklių yra, kad mes, pavyzdžiui, prie vakarienės arba pietų bendrų šeimos, tai mes tiesiog nekalbame apie verslą. Taip. Tai yra darbo laikas, darbo valandas, o kai yra bendras susitikimas su vaikais, tai vaikams visiškai neįdomu, kas vyksta mūsų versle. Iš tikrųjų, svarbu kalbėti apie juos, kaip jiems sekasi diena, o ne apie mūsų verslo iššūkius. Ir dabar tuomet ir prieikim prie tų kitų jūsų labai atsakingų pareigų, tai motinystė ir tėvystė, ar ne? Ir čia tikrai, jau nepaisant to, kad daug savęs atiduodate verslo kūrimui ir ten bendraujate ir su jaunais, ir su vyresniais žmonėmis, tai dar savęs tenka atiduoti ir vaikų auklėjimui. Kaip sekasi atrasti balansą, kad ir ta šeima nenukentėtų ir verslas nenustotų augti? Kas jums padeda? Vaikai padeda, tai jie yra tas, kurie stumia į priekį. Aišku, jie turi savo interesus ir juos reikia visų pirma atsižvelgti. Mes turime sugebėti ir pats sunkiausias mums grįžus arba negrįžus, tiesiog atsisėdus prie to vakarienės stalo, kad viskas telefonai ten iš šono, ten kompiuteriai iš šono, nieko negali būti, ta prasme vien tik tais jie. Tai jie yra iššūkis ir mes turime, aišku, truputį ir pasakyti, sustabdyti.
ne, apie darbą nekalbam, nes tai yra svarbiausia. Jie yra variklis, jie vis tiek pamato, kad mes dirbame kažkokiu būdu, vienaip arba kitaip, jiem to verslo nenori ir jie sako, mes matom, kaip yra pas jūs visą dieną tos įtemptas laikas, galbūt jie grįž kažkada tai, bet dabar, kai jie mato, tai tikrai nėra tas gerai ir dėl to mes sakome, reikia labai griežtai apriboti. Čia yra kaip telefono dieta turi būti, taip ir darbo dietos klausimai prie stalo negali būti, prie bendravimo neturi būti. Arba ten šeštadienis, sekmadienis, jeigu žmona nedirba, jeigu pobūvio nėra, mes turime nedažnai, bet turime laisvas savaitgalį, tai turim būtinai išvažiuoti, kad nebūti vietoje, kad reikia griežtai apriboti. Čia jau yra griežtas išvažiavimas, dėl to aš jau bandau kitą kartą griežtai nupirkti ten bilietus į teatrą ar į operą, dar kažką, tai važiuojam tam, kad atsiplėšti nuo tos aplinkos. Nes mes ir gyvenam ir dirbam toje pačioje vietoje, tai yra labai blogai iš tikrųjų. Dėl to aš kartais liepiu išvažiuoti žmoną į miestą, nes per daug yra toje pačioje aplinkoje, kad ir ten 1,5 hektaro, bet tai yra per daug iš tikrųjų. Vilmantai, labai norisi staptelti ir akcentuoti, ką išgirdau, kad vaikai kaip ir sako, kad nelabai dabar aktualu visas tas verslumas jiems, ar ne? Labai dažnai tėvų pasiteirauju, ar neskaudintų, tarkim, jeigu vaikai sugalvotų neperimti to verslo ir dažnai tėvai atsako, kad vieni kuria dėl vaikų, čia faktas, kiti kuria dėl savęs. Teiraujasi jūsų, kaip pas jūs. Ar nėra skaudu, kai vaikai pasako, kad, žinokit, 100 metų? Čia viskas yra super, labai gerai, jie turi priimti savo sprendimus gyvenime. Kur jie dirbs, ką jie darys, jie patys nuspręs. Jeigu, aš nenorėčiau, kad jie būtų susiję, nes tai jie vilktų mūsų jau kažkokią naštą, tai jie turi priimti tą, ką jie nori. Mes galime jiem tik tais, aš jiems sakau, aš esu konsultantas jų gyvenime. Dabar dukrai 17, sūnų 14, tai ta prasme jie tokiam amžiui, kurie priema sprendimus, ką jie darys. Tai tikrai kuo mažiau, kad jie būtų įkinkyti į mūsų vėžes. Mes lygiai taip pat, jeigu ten norėsim pakeisti verslą, mes turime galimybę, verslas nėra tikslas, verslas yra priemonė, kad įdomiau gyventi, kad daugiau pamatyti, kad daugiau bendravimo iš esmės būtų. Bendravimas yra svarbiausia. Tas išlieka gyvenime, aš tikiu pabaigoje gyvenime, o tai, kad ten verslas buvo, nebuvo, čia yra, tiesiog man yra džiaugsmas kurti ten treniravimą, vaikus užauginti, ateina mano auklėtiniai, kurie paauga po 2 metų, aš jų nebepažįstu, nes jie išstypę, tai yra svetimi vaikai greitai auga, ne? Žmona kūrė labai gražius dizainus ir aplinką, ir pobūvius, ir ten išlieka nuotraukos, išlieka prisiminimai. Tai yra prisiminimai lieka. Tai tą mes kūrėm prisiminimai, kad būtų kuo daugiau prisiminimų. Tai apie tą vertę dar irgi labai norisi pasikalbėti, kad dažnai verslininkam būna tas toksai pagrindinis tikslas, tai aišku uždarbis, investavimas ir kad tai atsipirktų. Pas jūs jau girdžiu, Vilmantas kalba apie labai gražius, nuostabius dalykus, todėl man tom ir patinka šeimų verslai, nes jie tikrai yra išsiskiriantis. Bet kas dar jums suteikia vertę tame versle ir kada jaučiate, paaugusią kūrybinę dvasią kažkokią aplankiusią, kaip tikiu, kad nuo poilsio galbūt ar ne, bet kas dar įkvepia darbams ir kas leidžia suprasti, kad tikrai einate teisingų kelių. Vakar jinai dėliojo dizainą naujo kambario. Tai ką mes turėjome didelį iššūkį, reikėjo su dukra ir su sūnum įdarbinti dirbtinį intelektą ir bandyti, kad jisai sukurtų tą dalyką. Galėjo jinai pati, kur galėjo paišyti, bet jeigu šiuolaikiniam technologijom, galbūt ir tai pavyks. Tai yra tas bendrystė, kad kartu ten su dukra ar kažkaip tai mes kūrėme tą aplinką, kuri verslui naudinga. Tai yra pats geriausias dalykas. Mes buvome kartu su šeima, su vaikais, bet kūrėme verslą. Bet tai yra daug svarbiau. Taip. Pridurtumėt vyrui, ar ne? Žinoma. Tai iš tiesų tas verslas, nuosavas verslas, šeimos verslas galbūt leidžia daugiau realizuoti save, suteikia tokios laisvės. Iš tikrųjų, tu turi kažkokią idėją, kurią norėtum realizuoti ir tu gali, viskas priklauso nuo tavęs iš tikrųjų. Turi norą, idėją ir gali puikiai siekti, įgalinti savo kūrybiškumą ar dirbtinį intelektą ir žiūrėti, kaip toliau
vystosi ir koks yra rezultatas. Tai Nes iš tiesų, labai dažnai, kai klausausi šeimų istorijų, moterim labai svarbu turėti tą erdvę kūrybai ir galėti kažkaip savo tą kūrybinę energiją kažkur padėti. Tai girdžiu, kad Raimonda labai save išpildote, ar ne? Ir tas šeimos verslas leidžia tas savo stipriasias savybės kažkur įprasminti. Taip, iš tiesų labai turiu daug laisvės kurti ir turiu daug idėjų, tai kartais netgi su vyru pasikonsultuoju ir iš tiesų verta tą idėją, netgi galbūt neskaičiuojame tą finansinę atsiperkamumą, bet tas iš tikrųjų pats idėjos realizavimas, tas yra labai, labai smagu. Kurti naujus dalykus, kurti grožį, įgyvendinti slapčiausias mintis, tai tas labai fainai. Kokias slapta mintis? Bet pradėti, visgi ar ne, tas startas toksai būna dažniausiai mums visiems sudėtingas, keliantis daug klausimų, apie baimę aš apskritai nekalbu, bet sako, kad ta baimė jausmas kaip ir pats iš savęs nėra blogas, čia labai, labai priklauso, ką tu su juo padarai. Bet ką jūs galėtumėt su mūsų žiūrovais pasidalinti, kaip visgi pradėti įprasminti tai, kuom gyveni arba kuom norėtum gyventi, kas tave traukia, kas jums padėjo galbūt. Aš pilnai tikiu, kad čia asmeniniai dalykai, bet vis tiek, kad eitų viskas į verslumą. Žingsnis. Pirmas žingsnis, reikia kažką mažai daryti. Mažą žingsnį. Reikia pradėti nuo to, kad pirmą reikia nedrausti savo svajoti. Savo svajos veda į priekį, kaip aš sakau, iš 1000 minčių mes atrandame, ką iš ryto po nakties sapno, kai susapnavome, mes pasakom labas rytas, ką sapnavai, ir iš jo ateina iš to 1000 minčių vienas sakinys, tas sakinys iš 100 sakinių tampa vienas veiksmas. Tai svajoti, kalbėti, daryti ir viskas. Taip. Bijoti, bet daryti, taip. Žinoti to žingsnius. Reikia kelti viršų. O kritika, irgi labai svarbi tema ir dažnas ypatingai šeimos verslai, jie būna dažniausiai kuklesni, nes tai yra, kad ir kaip bebūtų, labai intimus, sakykime, ir toksai, nešti savo šeimos viziją į pasaulį, save rodyti, pristatyti, atverti šeimos duris galų gale, tai nėra lengva, ar ne? Tai dar kai išeini ir dar tos kritikos sulauki, tada dar baisiau atrodo pasidaro. Ką jūs rekomenduotumėt, kaip su ją tvarkytis? Stop. Čia jūs kalbate apie gryną lietuvę. Stop, baikit. Pasaulis gražus, kuo daugiau rodysi, to bus geriau. Tai ta prasme, čia yra grynas kuklumo lietuvės, kuklios merginos žodžiai. Ne, netinka. Mes turime rodyti, o tada, jeigu ten kažkas sustabdys, kad tu jau per daug bepratis, tada ir bus viskas tvarkoje. Bet tik tais iš tos pusės. Pirma, rodyti, o po to kažkas galbūt pagalvoti, gal ir per daug. Bet ne tai, kad galbūt bus blogai. Ne, taip negali būti. Visų pirma, mes turime rodyti. Mes esame per daug bailūs. Kaip tauta? Kaip tauta, jo. Čia yra apie tautą, kalbu, ne apie mane, aš čia priešingas esu. Bet vis tiek, aš pilnai suprantu, kad tas parodymas savęs jisai yra labai svarbus ir jūsų pasakyti žodžiai aš visiškai sutinku, bet kai jau pradedi rodyti ir tos kritikos susilauki, ką tada su ją daryti, ar susidėti kišenes ir eiti toliau savo keliu, ar bandyti dar labiau įrodinėti savo tiesą? Stop, čia buvo blogas pasakėm, susidėti kišenes, ką jūs dedatės, numeskit juos, jie gali, tas karavanas eina, o šunys loja, tegul jie loja, kiek jie nori, ta prasme, tai yra tik tai kaip ten sako, jeigu apie tave kalba, vadinasi, darai kažką teisingai. Viskas ir keliauji toliau, tai vadinasi yra gerai. Kuo daugiau kalba, vadinasi yra gerai. Tai kritika kaip ir motivatorius gali būti. Čia nėra kritikos, kritika tai yra jų nuomonė, tai yra viskas gerai, aš gerbiu kiekvieną žmogų, bet tai nesakau, kad aš nieko nepadarau blogo, aš darau visą laiką gerą, stengiuosi geriau, klystu, bet darau gerai, arba pasitaisau ir vėl darau gerai, geriau negu prieš tai dariau, bet esmė, kad eiti į priekį. O tai, kad jie kalba, tai pasižiūrėkim, ką jie turi pasiekę, ką mes turim pasiekę. Aš mokinuosi iš geriausių pasaulyje, bet ne iš geriausių mūsų kaimo, sakykime, žmonių. Tai, žiūrėkime, yra pasaulyje gražių pavyzdžių. Taip, aš juos kiekvieną dieną mokinuosi, einu paskui, kaip jie eina paskui mane ir tai nieko blogo nėra. Mes visi vienas kitą tempiam į priekį. Raimonda, ką jūs palinkėtumėt šeimoms, mamoms, kurios nori eiti verslumo keliu? Nebijoti pradėti.
Viskas prasideda nuo svajonės, iš tikrųjų reikia žinoti, ko nori svajoti ir svajonės pildosi, svajoti drąsiai. Ačiū Jums labai, ačiū Jūsų šeimai už tikrai unikalią, drąsią istoriją, drąsias mintis, Vilmantai, už tai, kad atvykote pas mus, pasidalinote su mūsų žiūrovais savo patirtimi ir atsisveikinu iki kitų susitikimų.